Kodėl pavasarį jaučiame daugiau kūno nuovargio ar raumenų įtampos? Kodėl taip nutinka? Pavasarį keičiasi mūsų cirkadinis ritmas, todėl gali suprastėti miego kokybė ir ryto savijauta. Temperatūros ir oro slėgio svyravimai didina fiziologinį stresą, todėl kūnas eikvoja daugiau energijos prisitaikymui. Alergijos gali sukelti uždegiminę reakciją, nuovargį, galvos sunkumą ir net raumenų maudimą ar įtampą. Po žiemos, kai judame mažiau, dažnai išryškėja raumenų disbalansas. Silpnesni giliai stabilizuojantis raumenys, sustingusi krūtinės ląsta, įtemptas kaklas ir pakitęs kvėpavimo modelis. Ką reiktų daryti? Kasdien skirkite 20-40 minučių lengvam judėjimui, ėjimui, mobilumo ar lengviems pratimams. Atlikite 5-10 minučių kvėpavimo pratimus, sutelkiant dėmesį į ilgesnį iškvėpimą ir diafragminį kvėpavimą. Tempkite krūtinę, kaklą, klubus, bet venkite skausmo, nedarykite to per jėgą. Gerkite pakankamai vandens, laikykitės reguliaraus miego režimo, užtikrinkite pakankamą baltymų ir energijos kiekį.